ne visi patarimai tinka tau ar tinka man. Kiekvienas žmogus turi savo taką, kiekvienas žmogus turi savo sėkmę ir kiekvienas žmogus turi kitokius kortas išdėliotas prieš jį. Ką aš turiu tuo omeny? Vienam labiau pasiseka, vienam tiesiog natūraliau sekasi geriau. Vienas galbūt turi charizmas, vienas galbūt turi kalbėjimo dovaną, moka kalbėti, moka užkalbėti dantį. Nežinau. Kai kurie gimė Amerikoje, kai kurie gimė Indijoje, kai kurie gimė Lietuvoje. Tai neturėtų labai rūpėti, bet kaip supranti, kad visi šitie dalykai įtakoja tavo ateitį ir įtakoja, kaip žmonės žiūrės į tave ir nežinau, ar jie tave samdys ir ar tu jiem būsi reikalingas. Tai reikia suprasti, kad jeigu tu negimė į Ameriką, jeigu tu neturi tos kalbėjimo dovanos, jeigu tu turi charizmus, bet ne tiek, kiek turi kitas žmogus šalia tavęs sėjantis. Tau tiesiog reikia tapti geriausiu, supranti, nes niekas nestabdo, tikrai, čia niekas nestabdo, joks dalykas. Nei kur tu gimėjai, nei kaip tu atrodai, nei tavo komunikacijos įgūdžiai. Visas šitas yra nesvarbu ir nestabdo tavęs tapti geriausiu savo srityje, tapti geriausiu bet kur. Jeigu tu tapsi geriausiu, žmonės neturės kito pasirinkimo, tik tavęs norėti, tik jiem reikės tavęs. Jeigu tu būsi geriausias, jeigu tu būsi pasiruošęs dėti viską ant stalo ir jeigu galėsi daryti tai, ko negali daugelis žmonių, tavęs prireiks. Ir atsiprašau, kad taip žiūriai pasakysiu, bet aš nekenčiau šito žodžio ir nekenčiu, daug ko nekenčiu apie šitą dalyką, bet jeigu būsi vidutinybė, niekam nerūpės. Būkim realūs. Ir ką turiu omeny, sakydama žodį vidutinybė, gerai. Neapibūdinsiu, ką aš galvoju apie žodį vidutinybė. Leiskim tavo vaizduotį pažaisti su šito žodžiu. Bet reikia suprasti vieną dalyką. Kad jeigu tu pats jauti, kad tu gali būti geresnis, ir jeigu tu pats jauti, kad tu darai ne viską, ką gali, pakeiskim tai. Tikrai, nes kartos keičiasi. Pasakykim taip. Aš ką tik, gal prieš 30 minučių kalbėjau su žmogum, kuris man tai pasakė. Kartos keičiasi. Ir toksai išeina, kodėl aš nebetinku ir kol aš, pavyzdžiui, nebeturiu galbūt darbo ir kodėl galbūt mano alga mažėja. Kodėl? Nes keičiasi kartos, atsiranda jaunesnių, atsiranda geresnių, atsiranda žmonių, kurie dedikuoja daugiau laiko, atsiranda žmonės, kurie tavo darbą, kurį darai tu, padarys pigiau. Kodėl? Nes jie dar jauni, jie nežino kainas, jie nemoka savęs įvertinti, ant savęs uždėti kainos, įvertinti savo laiką, įvertinti savo darbo. Tiesiog noriu, kad suprastumėt, kad labai yra svarbu žinoti, ko tu esi vertas ir ką tu gali pasiekti ir siekti to. Tikrai prašau. Nežinau, man atrodo, aš visus savo video darau apie lygiai tą patį. Bandau motyvuoti, bandau kažką daryti, bet, šitie video nepadeda, jeigu pats neturi noro ir jeigu tu galvoji, kad atsiras kažkokia stebuklinga lazdelė, su kuria pajudinsi ir viską gausi. Šie video bando kaip tik pasakyti, kad taip nebus, bet galbūt pažiūrėję šitą video taip užsimotyvuoji. Gal, čia mano svajonė, jeigu užmotyvau nors vieną žmogų, čia man būtų stebuklas. Bet užsimotyvuoji ir tada kitą dieną galbūt pagalvoji, nesvarbu, ką tas žmogus man kalbėjo. Gal aš ir nusišneku, bet pabandyti verta, come on guys. Gerai, viskas baigiu. Tikėkit manim, netikėkit, čia spręsti jums. Aš neprašau jūsų nieko, aš tik prašau pasistengti, pabandyti savo gyvenimą, padaryti geresnį. Ačiū, kad žiūrėjau.